Kaip renka greitai šitas mažylis. Neblogai, neblogai. Išeinam iš posūkio. Mersiukas įvažiavo į atitvarus. Einam, einam. Einam. Atsargiai, atsargiai, atsargiai. Okei. Nu va, viskas. Gerbiami žiūrovai, šiandien pas mus Volkswagen Up. Fainas automobiliukas, miesto, mažas, baltas. Standartė čia buvo 44 kW, 3 cilindrai. Išliko 3 cilindrai, tik dabar yra variklis nuo 7 Golfo su turbina. Nemanau, kad čia labai visiems įdomu, kaip jisai atrodo. Nu va, mažas automobiliukas, 4 žmonės kaip ir telpa. Netgi yra vaiko kėdutė, žiūrėkit. Žodžiu, nežinau. Važiuojam, pažiūrim, kaip jisai vairuojas. Va, rūksta dūmai jau, reiškia, reikia važiuoti toliau. Pakeliam greit kapotą. 3 cilindrai, turbina. Kaip ir minėjau, viskas dar čia, taip sakant, ruošiama teisingai sudėti. Yra kaip yra. Va tai jau įsistovi šitas mažas varikliukas čionais. Svarbiausia, parodyti, kaip jisai važiuoja. Visą kitą po to. Leikiam. Čia kai kamštis stovi ir nėra ką veikti. Tada žaidži šitą žaidimą. Op. Smagiai, smagiai bėgėjasi, kaip jūs tik pažiūrėkit. Iki 100, aišku, pagal navigaciją ten turėtų būti pagal palydovą mažiau negu 100, bet ant antro bėgio 100 beveik pasiekė. Neblogai, neblogai. Antras. Neblogai, visai neblogai. Čia automobilis iš vis emocija. Automobilis maža emocija. Nes kaip jisai važiuoja, tai čia patikėkit, ne visi 2 litrų varikliai taip važiuoja, kaip šitas gali, mažuolis. Trečias, prašau, trečias bėgis. Dugnas. Kaip renka greitį. Man atrodo, ten ką tik avarija buvo, reikėtų gal sustot. Sėdi 2 moteriškės, blemba išsigandusios tikriausiai tenais, reikia, aš manau, kad mes paeisim. Pasiklausim, kaip ten sekasi jum. Ar viskas gerai? Nu va, toks puikus rytas, o kažkam nelaimė, tai nežinau, negalėjau aš kažkaip pravažiuoti pro šalį. Aš manau, kad tegu visi pamato, kad, jeigu yra vienas automobilis susidaužęs, pakliuvęs į avariją, tai sustokim, kažkaip tai saugioj vietoj, pavyzdžiui ten, paeikim paklauskim. Labai, ar viskas gerai jum? Mes tiesiog laukiam policijos, nes... Policijos laukia, supratau. Po budėjimo važiavom namo, ir taip ta saulė neįmanoma. Aš supratau. Po budėjimo? Po budėjimo, vis nuo ligoninės. Tik žiūrėkit, man atrodo negerai, kad jūs sėdėte automobilę, kažkas gali jiem vėl į šikną įvažiuoti. Geriau stovėti, negu sėdėti. Policija atvažiuos, žinokit, geriau einam iš čia. Nu va taip, nepasisekė.
Mersiukas įvažiavo į atitvarus. Einam. Atsargiai. Okei. Nu va, viskas. Bet tai pirmą kartą gyvenime, taip jūs pykina tarp budėjimų. Nu visko būna, tai aš tikiu, kad budėjimas tas 24 valandas. Nu va. Tokia bėdelė atsitiko. Aišku, nieko čia nepadėjau, aš nieko nepadariau, bet, nu, ką žinau, automobilėje sėdėti nėra labai gerai, nes ten, jeigu kas nors įvažiuos iš galo, ten žmonių nebeliks. Okei. Nu jau, policija man stovi. Nu, į kalniuką truputėlį, nu, pažiūrėkit, į kalniuką. Antras. Trečias. Kaip renka greitai šitas mažylis. Nu, pažiūrėjom, kaip laiko jinai posūkį, standartinė mašinytė. Žieminės padangos čia. Nu, jau slysta jinai. Gerai, išeinam iš posūkio. Gal reikėtų sužeminti biškį pakabą, aš manau, ir jinai ant kelio stovės tikrai geriau. Platesnius ratus uždedi ir galima varyti slalomą. Bus numeris 1 automobilis. Nuvažiuojam. Biškį į kalniuką. Neblogai. Man tai patinka. Fainas miesto automobilis. Blemba, čia gal DSG dėžės tik trūksta, aš sakyčiau, gal tada bus patogiau vairuoti kiekvieną dieną ten. Su viena ranka savo vairuoji, miesto sąlygom ir viskas. Bet mechaninė dėžė duoda daugiau emocijų vis tiek, nes tu gali išsukti variklį tiek, kiek tau reikia. Vis tiek mechaninė dėžė, vat, aš sakyčiau, kad tokiam būtent judriam automobiliukui priduoda daugiau emocijų. Tai vat, aš ieškau emocijų automobilėje. Man neįdomu ten automobilėje, kokios ten medžiagos, kaip jisai ten atrodo. Ta prasme, nu čia darytas automobilis kaip projektėlis toksai. Pavaizduot kažką, parodyt, padaryt, taip sakant, pabandyt, padaryt fainą miesto automobiliuką, kuris tikrai gali ramiai aplenkti automobilį. Jungi trečią bėgį, paspaudai, viskas, aplenkiai. Nu, taip sakant, pravažiavai, pralenkiai ir visa kita. Tu turi visada turėti tam tikrą galią, kad padaryti manevrą. Tai yra svarbu. Oho, kaip slysta. Tik paspaudi, jau, viskas. Velis ratai.